Sveiki visi, jūs žiūrite 66 PHP pamoką ir šioje pamokoje kalbėsime apie protected klasių elementus. Tai kaip jau kalbėjome apie public klasių elementus, privačius klasių elementus, tai šioje pamokoje dar išmoksime protected, kitaip tariant, apsaugotosius klasės elementus. Ir pagrinde protected elementai skiriasi nuo privačiųjų tuom, kad jie kaip ir privatieji gali būti pasiekiami tik iš klasės vidaus bei iš tų klasių, kurios paveldi informaciją iš tos klasės, kurioje yra sukurtas tas protected elementas. Aš jums iš pradžių parodysiu paprastą pavyzdį, o vėliau su paveldimumais. Tai susikurkime paprastą klasę pavadinimu klasė, tarkim, ir susikurkime, tarkim, kelis kintamuosius. Tai būtų viešas kintamasis pavadinimu public, toliau privatus kintamasis private ir dar vienas kintamasis protected. Taip, visur dedu tos pačius pavadinimus, kad būtų aiškiau. Ir tarkim, susikurkime funkciją, viešąją funkciją rodyti. Ir šios funkcijos darbas būtų tiesiog atvaizduoti visus tuos elementus. Tai vis public. Turi suveikti iš tiesų. Taip pat breakas. Ir taip, privatųjį ir protected. Taigi, funkcija rodyti mums atvaizduos public, privatų ir apsaugotojai kintamosius. Taip pat, susikurkime objektą, tiksliau priskirkime savo klasę objektui ir dabar pabandykime iš pradžių patys atvaizduoti visus tuos elementus iš klasės išorės. Tai atvaizduojame visų pirma public kintamąjį, toliau atvaizduojame privatųjį kintamąjį ir atvaizduojame apsaugotą kintamąjį, protected kintamąjį, kitaip tariant. Ir iš esmės rezultatas bus štai toks, tiesiog mums rodo public ir toliau klaida. Ir klaida todėl, kad mes privataus atvaizduoti negalime, ar ne, ištrinkime. Ir vėl bus klaida, kadangi mes bandome atvaizduoti protected elementą. Ir protected elemento vėlgi atvaizduoti, išgauti protected elementą iš klasės išorės negalima. Nebent iš tos klasės, kuri yra, sakykime, kuri paveldėjo informaciją iš būtent tos klasės, kurioje sukurtas tas visas protected kintamasis, kitaip tariant, iš šios klasės. Tai vėlgi iš išorės mes galime išgauti tik public elementą. Bet jeigu mes išsikviesime funkciją tiesiog rodyti, ar ne, ji mums visus elementus atvaizduos, visus kintamosius atvaizduos, todėl kad, tiesiog ši funkcija yra klasės viduje ir gali tiesiog pasiekti visus, sakykime, kintamosius ir viešai, ir privatų, ir apsaugotai. Ir dabar, tarkim, vėlgi pavyzdys, susikurkime dar vieną klasę, tarkim, namai, tarkim, nesvarbu iš tiesų tas pavadinimas, tiesiog klasė namai. Ir jį paveldi informaciją extends klasė, tiesiog paveldi informaciją iš klasės pavadinimo klasėje. Ir jeigu mes pabandysime susikurti tokią pačią funkciją rodyti, ar ne, ji mums, tiesiog rodys būtent visus šios kintamosius, turėtų rodyti, ar ne. Ir jeigu mes dabar susikursime iš naujo objektą po pirmojo ir priskirsime jam, arba nereiktų pirmojo, tiesiog priskirkime objektui klasę namai
ir išsikvieskime funkciją. Na taip, čia išsitrinkime tą funkciją. Sakykime, pirmoje klasėje tiesiog susikurkime tuos kintamosius, o antroje pabandysime juos atvaizduoti pasinaudoję funkciją rodyti, ar ne. Ir išsikvietę funkciją rodyti, mes matysime vėlgi public, protected, o privatų, kai bandome atvaizduoti privatųjį kintamai, privatų elementą, kitaip tariant, išgauti, mums meta klaidą. Tai vėlgi, kaip minėjau, public yra pasiekiamas iš bet kur, todėl mums rodo public, sakykime, elemento reikšmę, kitaip tariant, public kintamą reikšmę. Kai mes bandome atvaizduoti privatųjį, mums meta klaidą. Ir klaida todėl, kad privatus elementas gali būti išgautas tik pačioje klasėje, kurioje tas elementas yra sukurtas. Nei toje klasėje, kuri paveldi informaciją, nei iš klasės išorės. Apskritai, privatus elementas gali būti pasiekiamas tik toje klasėje, kurioje yra sukurtas. Todėl mes jo iš kitur tiesiog negalime pasiekti. Ir, kaip matote, protected mums atvaizduoja sėkmingai ir tai reiškia vėlgi, protected elementas gali būti pasiekiamas toje klasėje, kurioje jis sukurtas, kaip ir privatus, bei toje klasėje, kuri paveldi informaciją iš klasės, kurioje sukurtas protected elementas. Tai šioje klasėje sukurtas protected elementas, ar ne, ir ši klasė, antroji klasė paveldi informaciją iš pirmosios, todėl mes galime, sakykime, patekti, galime išgauti protected elementą, arba, taip. Manau, viską supratote, tiesiog naujas, sakykime, raktažodis protected ir jis beveik toks pats kaip privatus raktažodis private, tiesiog jis ne tik, kad, sakykime, apsaugo elementą ir jis gali būti pasiekiamas tik pačioje klasėje, bet kaip minėjau, ir toje klasėje, kuri paveldi informaciją iš tos klasės, kurioje sukurtas tas protected elementas. Tai sakykime, vėlgi, public iš bet kur, privatus tik šioje klasėje ir protected šioje klasėje ir tose, kurios paveldės šią klasę. Manau, gan paprasta ir aišku, galbūt prieš tai kiek suklaidinau, bet manau viską suprasite pasipraktikavę, tai tikrai. Tai toks tas protected raktažodis arba, kitaip tariant, elementai, protected elementai. Nepamirškite, kad galite, žinoma, ir susikurti protected funkciją ir taip toliau. Tiesiog toks naujas raktažodis protected. Tai ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų, nepamirškite prenumeruoti ir viso.